Turiu labai liūdnas petražolės ir krapus sudžiūvusius. Noriu parodyti, kaip iš jų pasidaryti skanų padažą. Kas keliauja į blenderį, kad padažas būtų kremiškas, tokia sauja, geriau iškeliau, anakardžių, kad jis turėtų tokį skanų surumą ir umami, dedu mielių dribsnius. Jeigu nežinot, iš kur nusipirkti, tai iš mūsų. 1 česnako skiltelę, 1 laimo sultis ir tada geros kokybės alyvuogių aliejus. Ir tada šiek tiek vandens, jeigu reikės daugiau, visada galėsit įpilti vėliau. Bet jeigu gaunas va šitaip, reiškia per tirštas, daugiau vandens, bet tik po truputį, nes po to bus priskystas. Va. Žiūrėjau skaniai. Tai dabar nebeišmeskit žalumynų.